Sveiki, brangiai klausytojai. Vienas iš besiklausančių mano kanalų uždavė tokį klausimą, prašymą, gal galite pasidalinti, kaip jums sekasi laikytis 10 Dievo įsakymų. Brangieji, noriu ir atsakyti. Mano patirtis galbūt pasitarnaus, padės kažkam susiprasti, susivokti. Jeigu aišku, atrodo galima į šitą klausimą atsakyti ir labai trumpai, kad galvoju, kad labai gerai man sekasi laikytis Dievo įsakymų, arba atvirkščiai labai blogai laikytis Dievo įsakymų. Man sekasi. Bet aišku, kad žmonės ar žmogus šitas ne šitokio atsakymo laukia, tai kaip ir pavadinime mano gal atkreipė dėmesį, žinote, kai skaičiau šventą raštą, perskaičiau daug istorijų ir jūs tikriausiai žinote apie Saliamoną, kuris buvo išmintingiausias, buvo labai didelė išmintimi Dievo apdovanotas ir turtais, turtingiausias, ir kaip jam pasibaigė viskas. Dar buvo toks Samsonas, stipriausias žmogus, ir jo istorija. Ir Dovydas, vat Jėzus iš Dovydo, jo giminės, iš Dovydo miesto, sako, ir Dievo draugas, o kiek jis prisidirbo, ne? Matome, jei kurie neskaitėte, paskaitykite. Tai dar galėčiau tokį paminėti kaip Petrą, jo, kuris su Jėzum vaikščiojo kartu 3 metus. Ir sako, Jėzau, aš eisiu su tavimi viešpatie, kur tik tu beisi, jei reikės ir mirsiu. Ir išsižadėjo Jėzaus Kristaus, kaip žinote, 3 kartus. Tai už karto galiu pasakyti, kad nei už Saliamoną protingesnis nesijaučiu, nei už Dovydą artimesnis Dievo draugas, gal kaip čia tiktų, nežinau šitą žodis, nei už Saliamoną, nei atsiprašau už Samsoną stipresnis. Ir daugiau save galėčiau susitapatinti su nusidėjėliais, su muitininku, žinote, kuris mušėsi į krūtinę ir sakė, viešpatie, atleisk man nusidėjėliui, su paleistuvė, kurią akmenimis užsvaidyt norėjo, kuri tylėjo, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kodėlgi šitaip? Manau, kad ir gal daug turi reikšmės mano patirtis, todėl kad aš turiu, kiek ten dalinausi savo pasidalinimuose, ir žinote, aš daug priklausomybių. Dievas mane išvadavo iš alkoholio priklausomybės, gyvenu nevartodamas jo daug jau laiko. Bet tai ne mano dėka, tai viešpačiui turiu dėkoti. Dar taip pat turiu priklausomybę nuo pat vaikystės, nuo 8 metų. Pabandžiau surūkyti cigaretes ir palikau, nikotino vergu patapau. Taip pat dar šiandieną tebevargstu 40 metų šitoje vergystėje. 10 metų aš jau buvau priklausomas ir jau be cigarečių neįsivaizdavau gyvenimo. Nuo azartinių lošimų. Čia galėčiau irgi plačiau, kaip į visas patekau tas priklausomybės ir kuom jos man padėjo. Šiandien galiu pasakyti, brangieji, kad visos tos priklausomybės man tokios buvo, atrodo, aš turėjau seniai jau žūti. Žinote, turėjau būti
kaip sakant, jau beprotnamyje ar kalėjime arba kapuose. Bet kaip matote, esu gyvas ir tai tikrai Dievo dėka. Tai ne mano jėgomis. Žinote, yra, kurie turi priklausomybės, jie yra savipagalbos grupė ir jie pagal programą tokią žmonės veiksta. Ir pirmas žingsnis yra prisipažinti, kad esi bejėgis prieš tą ligą, prieš tą priklausomybę ir kad tu nustoji kovoti ir pripažįsti bejėgiškumą. Šiandien drąsiai galiu pasakyti, kad aš esu bejėgis prieš nuodėmę. Tikrai, kiek aš su ją kovodavau, kiek aš norėdavau save pakeisti, kiek aš benorėdavau laikytis Dievo įsakymų, man niekaip nesisekdavo. Galbūt trumpam, galbūt kažkada kažkas pasisekdavo, bet tuoj pataugdavo man puikybė, kad aš su šituo susitvarkiau, aš sugebėjau, žinote, ir pajaučiau tokį, kad kuo aš stipresnis, tuo mažiau man Dievo bereikia. Nežinau, brangieji, kaip jūs, pasidalinkite, parašykite, kaip jums sekasi laikytis Dievo įsakymų. Aiškus, dar noriu paminėti, kad reikia žinoti tuos Dievo įsakymus, kad jų laikytis, bet to nepakanka. Brangieji, iš savo patirties galiu pasakyti, kad man pavyktų laikytis Dievo įsakymų, man reikia Dievo. Man būtinai reikia Dievo. Ir Kristaus auka man tampa supratimas, kokia vertė Kristaus aukos, kai aš jaučiu savo silpnumą prieš nuodėmę, prieš priklausomybės, kai aš pradedu teisti ir smerkti žmonės. Žinote, ir taip gal atrodo, kad šitaip man neturėtų būti, bet žinot, tikrai, sakykime, įsakymas, gerbk tėvą ir motiną. Mano tėvai gyveno tokį gyvenimą, kad labai man buvo sunku juos gerbti, aš tiesiog negerbiau, bet smerkiau juos. Ir tikrai pažeidžiau Dievo įsakymą gerbti tėvą ir motiną. Ir aš sakydavau, Viešpatie, kaip aš galiu gerbti tokį tėvą ir motiną, kurie šitaip gyvena. Bet Dievas juk neapibrėžia, kokie turi būti tėvai. Aišku, Dievas mums sako, kokie mes turėtume būti panašus į savo dangišką į tėvą, į Jėzų Kristų. Bet argi mums tai pavyksta, brangieji? Ir, tikrai ne savo jėgomis. Tai žinote, kad gerbti savo tėvą ir motiną aš turėjau susirgti tą pačią ligą, kad pradėčiau suprasti juos, kodėl jie taip gyveno, kas su jais darėsi. Ir visos kitos priklausomybės man šiandien yra, tikrai galiu pasakyti, dovana. Dovana, kuri tikrai sunkiai suprantama tikriausiai jums, kai kurie dabar galbūt turite kažkokią priklausomybę, galbūt nuo netokių liktai sunkių priklausomybių, kurias aš įvardinau. Yra labai daug visokiausių priklausomybių. Ir galima būti priklausomu ir nuo žmogaus, ir nuo įvairiausių situacijų, ir nevardinsiu, tiesiog gal, jeigu bus kada poreikis, tikrai pasidalinsiu. Tai aš galiu pasakyti, kad man, kaip tam nusidėjėliui, kuris į krūtinę mušėsi, Viešpatie, man reikia tavęs. Kiekvieną dieną aš sulaukiu iššūkio, kad nepažeisti kažkokiu Dievo įsakymu. Kiekvieną dieną. Vieną dieną mažiau, kitą dieną daugiau, bet visada mane nuodėmė tyko už kampo, kaip sako Paulius. Ir kad aš jos nugalėti tikrai savo jėgomis negaliu. Man reikalingas Jėzus Kristus. Ir nenoriu teikti kažkaip nieko, bet mano toks supratimas, kad ir tokia patirtis, jo aš darydavausi savo, kaip sakant, supratime, kad aš tapau išmintingesnis, stipresnis, turtingesnis ir taip toliau. Kuo aš pasitikiu labiau savimi, tuo man mažiau reikia Viešpaties. Ir, paimkime pavyzdį mūsų vaikai, kada jie yra maži ir kai jie nesusitvarko su kažkuo, kada jiems reikia pamokas padėti ruošti.
išsimokyti kažką. Juk reikalingi mokytojai mokykloje, reikalingi tėvai, jie prašo tėvo ir mamos pagalbos. O kada jie paauga, kada jie jau suaugę ir jie pasitikė savimi, savo jėgomis, jie atsisako tos pagalbos. Tai šiandien aš kaip ir suaugęs žmogus, atrodo daug ką galėčiau ir sugebėčiau. Ir žinote, ir jeigu man tai pavyksta, taigi aš nebeprašau Dievo pagalbos. Man vis mažiau to Dievo reikia. Tai mano tokia patirtis ir mano toks, jeigu nežinau, ar šito žmogaus, kuris klausė, ar bus vykusiai mano atsakymas, bet žinote, man be Dievo, suprantu, neįmanoma. Su Dievu, kas neįmanoma žmogui, tas įmanoma Dievui. Tai mano silpnybėje pasireiškia Dievo jėga. Tad, brangieji, galbūt taip trumpai, labai džiaugiuosi, kad daugėja peržiūrų. Žinote, tikrai tikėjau ir galvojau, kad kanalas apie tikėjimą, apie krikščionišką, daugiau dar tikėjimą apie Dievą, kaip sakant, toks kanalas dėmesio tikrai nesulauks. Bet ten kokių juokelių apie politiką, dar kažką pasijuokti iš kažko, pakritikuoti ką nors. Tada, žiūriu, labai daug peržiūrų yra. Bet aš esu nustebęs tikrai ir garbė, ir šlovė Dievui, ir kad žmonės tikrai žiūri, daug rašote, daug pasidalinate. Kiekvienas man prenumeratorius yra tikrai dovana. Dėkoju visiems, kurie prenumeruojatės mano kanalą. Perskaičiau vieną komentarą, kad buvo vienai klausytojai sunku žiūrėti, ten labai daug reklamų. Nežinau, kaip tas reklamas, tikriausiai, kai kanalas tampa daugiau žiūrimas ir pradeda YouTube ir tas reklamas leisti. Nežinau, nieko nėra mano toks kanalas, kuris gautų kažkokias pajamas iš kažko. Ir aš tai darau ne dėl to, kad kažkaip, kaip sakant, kažkokių pasipelnyti ar kažkaip. Tai nėra sunku pasidalinti, jeigu Dievas duoda tą laiko ir Dievas man davė tą patirtį ir aš ją dalinuosi. Veltui gavau, veltui ir dalinuosi. Na, o jeigu kada ir sulauks populiarumo tokio, kad YouTube'as dar pinigus mokėtų, tai šlovė Dievui. Jeigu sako muša bėk, kaip ten, nebeatsimenu, brangiai. Dėkoju visiems ir gal daugiau tokių matau trumpesni pasidalinimai, geriau 10 trumpesnių negu vienas ilgas, nes neturi žmonės kantrybės. Ir žinote, ir aš turiu bėdą su ta kantrybė. Tai linkiu jums kantrybės, tegu Dievas laimina. Iki pasimatymo.